Leisi man pasakyti, ne aš kalbėsiu, man geriau išeina, aš kalbėsiu. Gana. Aš aiškiau pasakysiu. Gana, sakau. Tuoj pat pasakykit, kas čia darosi. Man reikia Lalo adreso. Kai kas prašė, o aš nežinau. Nesuprantu, kas prašė ir kodėl. Dėl darbo siūlo gerą darbą, štai kodėl. Kodėl manęs prašot? Juk tu su Mija buvai jo namuose. Ne, mes buvom butelį, kurį jis nori išnuomoti ir gyventi su Fele. Jo namuose nebuvom, nežinau, kur jis gyvena. Galima paklausti, ar judviem nebūtų paprašiau paėti 100 metrų iki kiosko ir paties Lalo paprašyti? Ne, tas ponas gyvena netoli. Jo, jis nori pats nueiti. Tai bus rimčiau. Kvailė mane laikot. Manot, nieko nesuprantu? Galėtumėt ramiai nueiti iki kiosko, net nepaprašė leidimo. Noriu žinot, kas čia darosi. Kas čia daros? Nesupik išgirdus. Lalas metė darbą. Sužinojom, kad viską paliko ir išvažiavo kažkur kitur. Lalo renunció al trabajo y nos enteramos que dejó todo y se fue a vivir al interior. Ką? Jam galas. Jam galas. Jam galas. Klausyk, duok mums jo adresą, kol tikrai neišvažiavo. Neturiu. Jis čia nebedirba, nebeturėjo bylos. Nieko neliko. Turiu telefoną, vieno kaimyno telefoną. Ieškok. Jis netoliese gyvena. Na ko lauki, ieškok. Kur tas telefonas? Pone. Aš jūsų prašau Lalo adreso ir viskas. Na gerai. Jeigu negalit pasakyti, labai prašau, perduokite jam žinutę nuo Mičės iš mokyklos. Iš Elito gimnazijos. Jūs dirbat, aš irgi atsiprašau. Būčiau labai dėkinga, jeigu perduotumėt Lalui, kad kaip nors susisiektų su Elito gimnazija. Gerai, ačiū. Ne, jis dirba vienas tam kioske ir negali niekam nieko perduot. Vėliau pasakys. Padėtis darosi vis labiau nevaldoma. Reikėtų kuo greičiau Feliai pasakyti, kad tas vyrukas išgaravo. Ne, jį labai jautri, neištvers. Franciskas teisus. Kol neišsiaiškinsim, nieko jai nesakysim, nes galim jai pakenkti. Šiaip kaip? Būk savo vietoj. Kiek dar meluosim tai vargšiai mergaitai? Mes jai nemeluojam, mes ją rūpinamės. Adreso negavau. Palikit tai man.